Protingų ir taupių namų idėjos vis dažniau virsta realybė. Taip skelbia atsinaujinusi ir nuo šiol visas su būstu susijusias temas apimanti tarptautinės statybos ir remonto paroda Resta 2012. Šiais metais paroda lankytojus ir dalyvius pasitinka su 3 naujomis temomis – nekilnojamo turto naujienos, gyvenamosios aplinkos įrengimo bei protingų namų tema, kurią šiemet pristato šių sprendimų lyderės. 5 kontinentų įmonių grupė kelinti metai iš eilės dalyvauja parodoje Resta, kurioje pristatome intelektinio būsto, biuro, valdymo sistemas tiek efektyvumui didinti, tiek komfortui ir apsaugai užtikrinti. Be tradiciškai demonstruojamų valdymo galimybių, šiais metais pristatome ir keletą naujovių. Viena iš jų būtent skirta verslui, tai energetinių resursų apskaitos ir optimizavimo sistema, kuri surenka duomenis iš skirtingų skaitiklių, vandens, šilumos, elektros. Valdymo galimybės yra labai patogios, atvaizduojama tiek kompiuteriai, tiek planšetiniam kompiuteriai ar kitose priemonėse. Be Smart Office įmonių grupės 5 kontinentų ekspertai supažindina su Smart House – intelektinė sistema leidžiančia valdyti būsto šildymo, vėdinimo, saugos sistemas, garso ir vaizdo aparatūrą, buitinę techniką. Kokybiškos ir išskirtinės įrangos gerbėjams stende pristatome ir garsios danų firmos Bang & Olufsen vaizdo bei garso aparatūrą, kuri gali būti pilnai integruojama ir valdoma protingo namo sistema. Kitas dalykas, nepamirštame ir saugumo priemonių. Tradiciškai pristatome aukštos raiškos vaizdo stebėjimo kameras ir sprendimus bankiniam, logistikos, energetikos sektoriams. Mes šiuo metu parodoje pristatom tame tarpe naujienas ir, žinoma, jau seniai patikrintus sprendimus. Tai pagrindinės naujienos šioje parodoje yra multimedijos valdymas bendrai kartu su protingu namu. Šį kartą mes matysim ir tą įrangą, priemonės ir jų, taip sakant, instaliavimo galimybės būtent šios srities, reiškia, pastatuose. Jie toliau be abejo plėsis ir į rinką bus siūloma, reiškia, ar ten butai, ar kiti pastatai su protingom technologijom, nes tai ir ekonomika, ir patogumas ir taip toliau. Beje, intelektinių būstų sistema jau diegiama į didžiausią loftų projektą Rytų Europoje – Loftown. Loftown projektas labai džiaugiasi, kad gali dalyvauti Restoje ir pristatyti protingo namo idėjas būtent mūsų projekte. Norime pakviesti į savo demonstracinį loftą ir įsitikinti tuo, kad jau šiai dienai puikiai funkcionuoja sistema, kuri mums padeda sutaupyti. Labai kviečiame apsilankyti tiek parodoje, nes siūlome išskirtinės sąlygas parodos metu ir kviečiame į atvirų durų dienos, kurios vyks nuo 19 iki 21 dienos, kur žmonės galės tiek išbandyti sistemą, tiek pamatyti mūsų demonstracinį loftą. Parodoje Resta balandžio 12-15 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo dalyvaus virš 500 dalyvių iš Lietuvos, Baltarusijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Italijos, Lenkijos, Rusijos, Belgijos ir Argentinos.